Rokiškio rajone, Juodupės miestelėje, parduodamas čia gyvenamasis namas su 12 arų sklypu. Tai yra garažas, ūkinis pastatukas. Teritorija graži, prižiūrima. Aptverta. Čia kažkada gyveno 2 šeimos, tai buvo toks namas kaip atskirtas ir gyveno vienoje ir kitoje pusėje žmonės. Todėl ten į palėpę yra 2 netgi laiptai, bet aišku vienas reikia naikinti. Toks namas paprastas, bet tikrai labai tvarkingas, labai šauni savininkė, kuri tą viską prižiūri, nors jau ir metų tų netiek mažai, bet ir žolytę pjauna ir tvarkosi. Čia vonia padaryta su tualetu. Trys krosnis ir tokias fainas, tokie kokliai irgi įdomus. Ne patys prabangiausi, bet tikrai ne patys tie tokie su rašteliais jie. Aš kaip vaikystėje atsimenu kaime būdavo. Čia kadangi buvo antra ta tokia pusė, tai čia tokia virtuvėlė yra. Ir čia priengis. Tai jeigu kažką domina, aš esu nekilnojamo turto brokeris Artūras. Principe dirbu beveik per visą Lietuvą. Užvakar iš Varnių grįžau prie Telšių. Šiandien į Juodupę iš Vilniaus atvažiavau. Nematau jokių problemų. Tai mane galite susirasti brokerisarturas.lt. Mano telefono numeris 0687411112. Tuo pačiu, jeigu norit, kad padėčiau parduoti jūsų namą ar butą ar sklypą, tai skambinkit, atvažiuosiu, pasikalbėsim. Iki.